Sveiki, šiandieną papasakosiu, kaip pagal mano metodą yra kuriamas mūsų naujas geresnis gyvenimas. Norint sukurti naują norimą gyvenimą, reikia įdėti nemažai pastangų tam, kad žmogus išsivaduotų iš tų pančių, kurie prijungia jį prie praeities. Tam, kad iš šitą inkarą nusimesti, reikalingas pastovus darbas. Dažnai klausia, ką reikia daryti. Tai pradėsiu šioje vietoje pasakoti apie tai. Kai žmogus savo energiją išlaisvina nuo praeities atsiminimų, nuo visų inkarų, šitą energiją ir kuria naują gyvenimą. Ir tada žmogus pajunta pasitenkinimą ir palengvėjimą. Nes pradeda gyventi naujai. Mūsų kūnas nesupranta, kad gyvena visą laiką pastoviu ritmu, pastoviomis emocijomis. Mūsų kūnas ir mūsų protas gyvena 24 valandas per dieną praeities atsiminimais praeito gyvenimo. Kuo žmogus daugiau kažko nusiminęs arba įžeistas arba įskaudintas, tuo labiau jo protas eikvoja tą energiją, kuri būtų panaudota jo naujo gyvenimo kūrimui. Protas kuria tas asociacijas su praeitimis, su tuo, kas buvo, ir visiškai nesugebame mes gyventi čia ir dabar ir paskirti tą energiją savo naujo gyvenimo kūrimui. Taip yra todėl, kad žmogus nemato savo to naujo gyvenimo, jam nėra į ką žiūrėti, protas verčia ir kūnas, būdama ego ir šeimininkas, verčia jį gyventi savo praeities atsiminimais, praeities emocijomis. Todėl, jeigu pas tave nėra ateities vizijos, tai tu esi tik tai apžavėtas savo praeities skausmų, problemų. Reikia mokėti būti sužavėti savo kuriamą ateitimi ir neužleisti vietos praeities atsiminimams. Kilo klausimas, kaip išmokyti žmonės tikėti tą ateitimi, kurios jie dar nemato, kurios negali pačiupinėti, kurios negali turėti. Čia yra svarbiausias dalykas, žmogus turi tikėti ir dėkoti, kad jau turi, bet jis negali prisiversti to daryti, nes praeitis, protas ir ego ir verčia daugiau atsigręžti į praeitį, negu žmogus gali dėkoti už savo naują gyvenimą.
Jeigu jaustumėtės taip, kad įvykis jau įvyko, tai būtų didžiulė pergalė prieš tai, kai peršams protas ir sako, atsisuk atgal, dar gyvenk dėl praeities klaidų ir bijok ateities, nes tos klaidos ten teks susimokėti už jas. Žmogus, jeigu galvotų tik tai apie savo naują gyvenimą, tai niekas netrukdytų jam per kelis mėnesius susikurti naują savo realybę, o dabar visa tai tęsiasi ilgai, nes praeitis, negatyvios emocijos ir mintis žudo jo norimą gyvenimą. Kai žmogus tiki į savo naują gyvenimą ir labai įsitikinęs, tai jo kūnas ir protas ir ego pradeda tikėti, kad tai realu, kad tai jau yra. Štai tokį lygį reikia pasiekti. Žmogaus kūnas ir protas jau turi gyventi šitame naujame gyvenime. Kūnas tiki, kad tai, ką mes galvojame, jau įvyko ir taip keičiasi mūsų realybė. Kuo daugiau galvoja apie trokštamą ateitį, apie džiaugsmą ir dėkingumą, apie tos pozityvius jausmus, kuriuos nori turėti, tuo greičiau jie pas tave realizuojasi tavo gyvenime. Ir tavo kūnas tarsi pasislenka į naują gyvenimą, į naują realybę. Štai taip, tavo mintimis kūnas pradeda gyventi naują gyvenimą. Kūnas pradeda tikėti tuo, kad gyvena tavo naują gyvenimą šiame momente. Kuo didesnį jausmą ir emociją sukursi šitam naujam gyvenimui, tuo greičiau viduje pas tave keičiasi visas struktūros ir tuo greičiau realizuojasi tavo norai. Ko šitas savo susiaurėjęs lazerio pjūvis į tavo norą yra koncentruotas, tuo greičiau tu jį materializuosi iš kvantinių galimybių lauko. Tavo protas tarsi fotografuoja tą naują gyvenimą, išpjauna šitos kadrus, šitie kadrai tampa tavo, šitas vaizdas tampa tavo gyvenimo boso, tavo dominuojančia mintimi. Šitas bosas sukurs tavo naują gyvenimą. Klausimas, kokį bosą pasirenki. Šitą naująjį, ar tą, kurį tu perša ego ir protas apie praeitį ir nelaimingą ateitį. Tavo protė tarsi graviruojasi tas naujas tavo likimas. Graviruojasi su kiekviena meditacija, kiekvienu tavo pojūčiu. Jeigu tu galvoji apie savo praeitį ir chemiškai tavo visas organizmas susiderina gyventi
praeityje. O jeigu tavo fokusas yra į ateitį, į tą išpjautą, išgraviruotą ateityje, tavo ateitį, tavo visas kūno chemija jau gyvena tave gyvenime ir gamina tas reikalingas medžiagas, kurios turi būti tavo naujoje realybėje. Kuo daugiau išduodi šitą savo išgraviruotą ateitį, tuo daugiau tavo kūnas gyvena praeityje, tuo mažiau tų šansų susikurti naują gyvenimą. Tavo blogos mintis, išdavikės, per ego ir per protą bando tave grąžinti ten, kur tu buvai, į tavo voverės ratą, kurį tiek metų sukai. Kaip dabar visą situaciją ištaisyti, jeigu pas tave yra iš tiesų ta didžiulė viltis ir aistra tavo naujam gyvenimui. Jeigu pas tave yra didžiulė idėja, kas laukia tavęs ateityje, tu pradedi laikyti šitą vaizdą, šitos iliuzijos, pradedi jie kabintis ir tu jie gyveni maksimaliai per dieną. Ne tik meditacijos metu, bet ir stengiasi išlaikyti visą 16 valandų šitą jausmą. Tavo mintis su laiku pereina į tavo patyrimą ir tu pradedi jausti, kad tu gyveni kitaip. Tu pradedi jausti savo naują gyvenimą, kuris turi tiesioginį ryšį su tavo naujų gyvenimu. Tu ne vienus dešimtmečius gyvenai tomis mintimis, kuriomis tikėjai. Dėl to dabar sunku patikėti tuo, ką aš tau sakau. Bet tu turėsi perrašyti savo ateitį. Perrašyti savo likimą, žmogau. Nes tu tikėjai senomis mintimis, dabar perrašysi jas naujas. Vyksta įdomus dialogas tarp tavęs ir naujos ateities per mintis. Anksčiau žmonės to nežinojo ir tikėjo, kad nieko negali pakeisti, kaip gimei, taip ir pragyvensi, o dabar jau šitame amžiuje turite suprasti, galite pakeisti viską labai greitai, net per kelis mėnesius. Tik reikia žinoti, kaip tai daryti. Jeigu jūs prasuksite visą savo juostą 10 metų atgal, matysite, kad visos mintis, kurios sukosi tada, labai skiriasi nuo tų, kurios dabar jūs klausote, skaitote, nes dabar 21 amžius.
Ir tokiu būdu, kai jūs darote tos mažus dygsnius šitoj mūsų tyrimatėje sistemoje, kai jūs šitai veikiate, jūs tada ir po truputėlį materializuojate naują savo gyvenimą, perrašote savo likimą. Galvodami tokias mintis, jūs priverčiate savo protą galvoti kitaip negu taip, kaip jis galvojo prieš 10 metų. Svarbiausia yra, kaip tai panaudoti, ką reikia daryti, kaip personalizuoti mūsų tas visas dabar turimas žinias kiekvieną dieną, kiekvieną gyvenimą. Prieš 10 metų jūs nenorėjote ir nebūtumėt galėję išeiti iš tos teorinės savo realybės, kuri buvo galvoje suformuota, o dabar atėjo tie laikai, kai jums jau tenka tai palikti ir žengti į priekį. Kad kažką padaryti savo likimu, turi kažką pakeisti savyje, pakeisti mąstymą, pakeisti protą, ego. Tu turi išeiti pirmoje iš komforto zonos. Štai čia svarbiausia mintis. Norint pakeisti savo likimą, tu turi išeiti iš seno savo komforto zonos. Kartuoju tau 10 kartų. Išeiti iš komforto zonos 2 mėnesiams. Tau turi tapti nepatogu, tau turi tapti nemalonu, tau spaudžia batai, tai jau nėra inkaro, kuo tu laikeisi, viskas nauja. Bet dėja, kai išmesti inkarą kitame krante, matysi, o čia, kad vertėjo tai padaryti, o čia tik tai keli mėnesiai. Ir tas žmogaus nevykėliškumas, kurį aš vadinu, kuris negali savo pasirengti, paukoti savo kelis mėnesius, yra jo silpnumas. Menkystas žmogus, kuris negali 21 amžiui pakeisti savo gyvenimą ir laikosi savo komforto zonos. Ir dabartinių technologijų gauname tokį turinį informacijos, kad net gėda, kai žmogus bijo žengti mažus žingsnius į priekį. Kad žmonės būtų informuoti, supratingi. O jau žinios tai yra tai, kad tu gali dirbti ir gauti patyrimą. Pasaulyje vyksta energetiniai pokyčiai. Energiją reikia, aišku, išsaugoti. O šiandien esate tiek informuoti, kad senas paradigmas pradeda griūti, išsiardo, o jūs laikotės jų. Visos modelis medicininės, religinės, švietimo, visos šitie modeliai jau pasena ir žlunga. Dabar viskas, kas naujo, išeina į paviršių ir tai negali neišeiti į paviršių. Žmonės dabar šiais laikais turi suprasti, kad norint būti nubudusiu, nebūtinai tapti budisto vienuoliu.
tai būdavo prieš 100 metų. Patys suprantate, apie ką aš šneku. Užtenka gyventi natūralų gyvenimą ir naudotis metodikomis. Anksčiau tai buvo galima padaryti tik tai budistų vienuolyne, nes tu ten esi apsaugotas nuo išorinių sąlygų, tu duoda žinias, tu daug ko nereikia rūpintis, tai ką anksčiau galėjo daryti budistų vienuoliai, dabar jis gali daryti savo realiam gyvenime. Štai kas yra 21 amžiaus paradigma. Viskas, kas tau reikia, tai yra suprasti formulę, kaip tai veikia. Tu turi pradėti keisti savo mąstymą ir nuo mąstymą pereiti prie veiksmų. Tu imi žinias, jų pagrindu kuri savo patyrimą, kartoji iš naujo ir iš naujo, kol tu neįgauni išminties, kaip tai vyksta, pakartoji to. Žinias, kartoji patirtis, o paskui išmintis, kaip viskas vyksta. Ir tu puikiai dabar supranti ir jauti, kad tu žinai, kad tai sugebi ir žinai, kaip tai daryti. Viskas keičiasi, kaip matote. Viskas turi tai keistis jūsų prote, jūsų materialistinė mąstyme. Jeigu tu pergalvosi savo gyvenimą buvusį ir suprasi, jeigu nori keisti į naują, atsisakysi visų senų emocijų, tu turi jausis, aišku, gerai, nes negali jausdamasis nelabai gerai išsaugoti aukštas emocijas. Galvodamas apie praeitį ir praeities klaidas, tu įjungi tos rudimentus ir žudai savo gyvenimą, ateitį. Yra formulė, pagal kurią galima sukurti naują savo gyvenimą, apie tai ir kalbu savo šitose videoje. Kai tavo protas dirba teisingai ir gerai, tu pats dirbi teisingai ir gerai. Čia reikalingi 2 dalykai. Tvirtas tikėjimas ir aukštos emocijos. Pakartosiu, ko tau reikia, kad reiškia tikėjimas, tvirtas tikėjimas ateitimi ir aukštosios emocijos. Tai yra pradžia to, nuo ko tu turi pradėti, kad pakeistum savo energiją. Pakeisi savo energiją, pasikeis tavo gyvenimas. Niekas tavo gyvenime nepasikeis, kol nepakeisi savo energijos. Pakartoju, kol nepakeisi savo energijos, niekas nepasikeis tavo gyvenime. Kai žmogus save pertempia iš emocijos nusivylimo, iš emocijos
klaidų į emocijas, laimės, dėkingumą ir naujo gyvenimo. Turime suprasti, kad šitai situacijai mes turime suderinti savo protą ir kūną. Ta situacija, kuri dar neįvyko, kuri dar tai bus. Ir šitas viskas, kur mes nusistatome, griauna tą mūsų seną fundamentalinį mąstymą, fundamentalius įpročius ir kuria naują gyvenimą. Taip, kad gyventi pagal savo praeities priežastis, mes pradedame keisti priežastį. Mes kūrime priežastį, pagal kurią gaunam savo naujo gyvenimo pasiekmę. Kai tu pradedi tikėti ir dėkoti už tai, ką gausi, prasideda tavo gijimas, tavo gyvenimo keitimas. Klausimas, kaip aš galiu būti ten toks labai jau laimingas ir viską turintis, kaip aplinkui tiek istorijų, karai, laimingi žmonės ir visa kita. Pirma, ką reikia daryti, reikia nustoti pasakoti savo istoriją savo praeities. Kartuosiu, pirmoje eilėje turi nustoti pasakoti savo praeities istorijas. Ir turi pradėti pasakoti savo istorijas, savo ateities. Tai yra antras, turi pradėti pasakoti istorijas savo ateities. Jeigu galvosi į praeitį, tavo protas yra kaip archyvas prikimštas praeities artefaktą, kurią susirinkai visą gyvenimą. Dėl to reikia galvoti ne apie šitą archyvą, o apie naują gyvenimą. Štai tavo žingsnis. Prabundi ryte, pradedi galvoti apie savo problemas, o tos problemos sukurtos praeities. Tai tu įrotis tavo proto, stenkisi išvengti. Trečias žingsnis, tu pradėki savo dieną kaip baltą lapą ir kreipkis į jį kaip į naują gyvenimą. Kiekviena praeities problema neša save emociją, o šitą emociją griauna tavo ateitį. Kai pradedi jausti savo neigiamą emociją, pradedi jausti save nekomfortiškai, tokiu būdu žlugdai savo naują gyvenimą. Ne tik tavo mintis atsiranda praeityje, bet ir tavo kūnas atsiranda praeityje. Todėl, kad mintis yra tavo proto kalba, o jausmai yra tavo kūno kalba. Ir tai, kaip tu galvoji, ir tai, kaip jauti, yra tavo esybė. Taigi galvosi ryte apie savo praeities problemas, tu būsi
toks pats ir nieko nepakeisi, o jeigu pradėsi nuo naujo lapo, viskas tavo rankose. Patogiau yra galvoti apie savo įprastą praeitą gyvenime problemas, negu galvoti apie neapibrėžtą ir nepažįstamą ateitį. Penktas žingsnis, kurį tu gali padaryti, tai yra paklausti save atsibudęs ryte, kokį aukščiausią idealą, savo idealą savyje šiandien aš galiu pasiekti. Kokį aukščiausią idealą aš galiu pasiekti savyje per šią dieną. Užduokit klausimą šitą. Užduok šitą klausimą. Tavo kūnas atsakys. Tuo prasidės trys senos kalbos, man reikės gerti kavos, aš blogai jaučiuosi, čia laukia skolos ir visa kita. O tu turi pasakyti savo kūnui, tu nesi mano protas. Ką čia man dabar piršė? Aš esu protas. Aš tave pamaitinsiu, duosiu tau kavos, duosiu tai, kas tau reikalinga. Bet po to yra mano laikas ir aš darysiu tai, kas man reikia. Ir kūnas daugiau jau nebereguliuojamas tavo senų emocijų ir taisyklių. Tu savo naują protą grąžini savo, o netarnauji senam protui ir ego, tu tampi šeimininkų padėties. Kiekvieną kartą, kai tu tai darai, tu sugrįžti į momentą čia ir dabar ir tai yra tavo pergalė. Tai yra tavo pergalė kiekvieną tokį momentą, kada tu nugali savo protą, sakydamas, pavalgiai, išgėrei kavos, o dabar aš darysiu taip, kaip man reikia. Tu darai realius pakeitimus savyje. Toliau siūlau padaryti taip. Užsirašyk savo 4 mintis, kurios turėtų likti pas tave visos dienos bėgyje. Tu pasakysi, aš negaliu, tai labai sudėtinga. Bet kai tu rašysi tos 4 teiginius, tu būsi nustebęs. Nes tu pamatysi, kad šitas mintis tavo pasąmonėje gyvena jau savaitėmis. Užrašyk 4 dalykus, kuriuos tu nori pakeisti, kaip tu nori veikti. Ar tu ten skundėsi, kaltini, ar ieškai pasiteisinimą, ar gailėsi savęs. Tai yra aukos mintis. Kaltės jausmas taip tave įsigyvena, kad ta tampa natūralu būsena. Tau atrodo, kad čia yra nepakeičiama tavo gyvenimo dalis. Taip tu leidi savo beprasmiškai naudoti savo energiją, kurią galėtum naudoti kurti naują savo gyvenimą.
ir bendras tavo energijos lygis nuo to krinta. Stenkis atitraukti visą tai, kas tau maišo. Ir turi savo pasakyti, visa tai yra dalis mano buvusio aš. Po to užsirašykit tas mintis, kurios norėtum, kad jos tavyje įsitvirtintų tavo protė. Ir pradėk veikti pagal jas, pagal tai, ką užsirašei. Štai čia yra ne tik tai medituoti, bet ir veikti per dieną. Demonstruok tiesiai šiandieną tai tokį gyvenimą, kokį tu nori dabar gyventi. Tavo gyvenimas vienas, dėl to praktiškai kartuokit tą patį, kuo tu nori būti. Pastovus pakartojimas sukuria tą neurologinį aparatą, tavo smegenyse sukuria neuroninius tinklus ir tu sukuria savo naują programą, naują gyvenimą. Kartok ir kai tu tą darysi, sukurta programą pradėsi veikti taip, ką kartoji. Ir čia prasideda tavo sunkiausia dalis, ar tu gali priversti savo kūną jausti taip gerai, lygtai tai jau įvyko, apie ką svajojai, ir nepasiduoti iki tol, kol tu nepajusi, kad tai tikrai realiai įvyko. Praktikuok tai kelias savaitės, žiūrėsi, kiek sugebėsi ištverti šitokią būseną. Bet kreip dėmesį, kaip netikėtai pradės pasidaryti įvairios naujos durys. Surask laiko, eidamas miegoti namo, surask laiko padėkoti už tą naują gyvenimą, už tą, ką turi, priversk savo kūną dėkoti, kad jau turi tą naują gyvenimą prieš miegą. Dėkingumas reiškia, kad tu iš tikrųjų gausi tai, ką nori. Kai tu gauni, pasakysi ačiū, nes tu gauni vertybę. Kai priimi, tu dėkoji. Taip, dėkingumas yra galutinė stadija leidimo, priėmimo. Dėkingumas, pakartoju, yra pagrindinė stadija priėmimo ir dėkingumo dėsnė. Žmonės priima, tiki, dėkoja. Tu negali pridėti tai, kas netitiks tavo emocionalinės būsenos, tada stenkis sukurti tą emocinę būseną. Jeigu tu dėkingai būsenai, kiekviena teigiama mintis viename gyvenime perės prie tavo kūną. Ir tas tavo realybė. Taigi čia tokie veiksmai, kuriuos pradžioje reikia atlikti. Tolimesnius veiksmus papasakosiu kitame kitoje video paskaitoje. Dabar išmokite pasinaudoti tai, ką sužinojate.